Litlas. Ir šiandien Margiris Normantas tikrai spinduliuoja tą teigiamą energiją abiejose aikštės pusėse. Rokas Jokubaitis iki galo. Kiek peržiūrėjau istorinius archyvus, būtent kontrolinėse rungtynėse tie skaičiai įprastai ir yra prašiausi. Tačiau Kamuo galingai žaidžia ir štai to išlieja susikaupusi pyktį. Pasisaugojo nuo pražangos, Valančiūnas taip lengvai praleisdamas ir palydėdamas varžovą. Kamuolio iš viršaus jam. Bendžius veidų į krepšį. Sutraukta varžovų gynyba. Perdavimas Jonui Valančiūnui. Tai jie matėme savosios ekranuose. Kamuo. Šiek tiek atsitraukęs Jonas Valančiūnas ir renkasi vidutinį metimą. Pristabdo varžovų ataką, tačiau Suomiai spėja pereiti į kitą aikštės pusę. Markkanenas ir pražanga prieš jį bei 2 taškai. Oi, pražanga užfiksuota. Brazdeikis iš pagavimo ir nepavyksta pataikyti jam, bet dar vienas puolimas. Kurtų kažkokių labai didelių pranašumų iš to. Maldūnas pats dabar puolime aktyvus iš karto. 3 taškų zonos Lietuvos rinktinės gynėjas. Vėl Suomiai lekia į greitą ataką ir šį kartą lekia sėkmingai. Lietuvos rinktinės centras. Čia jau gal ne pats geriausias perskaitimas, žinant, kaip Maldūnas minkštai moka užbaigti atakas iš 2-3 metrų atstumo. Kas kviečiasi Gabrielių Maldūną užtvarai. Žaidimas 2 prieš 2. 3 taškų zonos ir pataiko dabar. Vienu metu aikštėje bando daugiau raumenų pasiūlyti Suomijai baudos aikštelėje. Dar Markkanenas 3 aukštaūgiai žaidžia Suomijų. Šiandien jis atrodo toks energingesnis, geriau jaučiasi aikštėje, geriau pataiko savo metimus. Kuzminskas 3 taškai. Tačiau įmetamas kamuolys Valančiūnui, ten keli varžovai prie jo, tačiau tai ne. Būdavo jo puikių rungtynių atakuojant krepšį iš toli, bet tai vis dar netapo snaiperiu. Turėti aikštėje tokį varžovą kaip Lauri Markkanenas. Lemiamose atakose, jeigu jos bus, kol kas +6, galima galbūt ir išvengti tokios dramatiškos pabaigos, jeigu bus gera atkarpa dabar, o čia atkarpa tęsiasi. Reikės. Kubaitis. Pilnas toli nuo krepšio, Margiris Normantas ten bando pasimti kamuolį, tačiau atkristas jis nuo Motiejūno. Jokubaitis. Ir čia daug energijos, daug greičio. Žmogų per jo rankas taip mesti. Dar ir dešinė ranka tikrai nebuvo lengva situacija, o Markkanenui irgi situacija ne pati lengviausia. Tvirtoji komandinė lietuviams. Lauri Markkanenas. Į kraštą Sasu Salinui ir Sasu Salinas dar. Įpročiai, kai tu gauni kamuolį po krepšiu, bandai pasišokdinti žmogų, nori pasimti 2+1. Jau prieš Tomą Dimšą. Bendžius vėl labai gerai juda su Markkanenu. Kamuo, Valančiūnas blokuoja varžovą. Ir kamuolys liko žaidime. Čia Valančiūnas prašoka ant Kamuo. Brazdeikis, fantastiškas jo epizodas. Ir dėja. Trečio bloko nebus protokole, nes pražanga. Šios varžovo atakos metu. Čia Jono Valančiūno blokas. Na čia sakyčiau, Kamuo pervertino save. Bet čia Ignas Brazdeikis tiesiog herojiškai sužaidė gynyboje, visiškai švaru. Stabdyti vieną, bent jau varžovo ataką. Čia Markkanen varžovui. O minutės pertraukėlių šulinys. Padidinamas Lietuvos rinktinės pranašumas. Markkanenas. Jo, žaidimas iki galo ir dar 2 Lauri Markkaneno taškai. Kamuolį ir gauna bloką. Lauri Markkanenas jau puolime prieš Eimantą Bendžių. Kamuo ten sudirbo gynyboje, Markkanenas nusimeta kamuolį, Sasu Salinas iš 3 taškų zonos, netaikliai Markkanenas gauna bloką nuo Valančiūno, tačiau taškai vis tiek pelno. Šiandien abi baudas, Ignas Brazdeikis yra pataikęs. Pašokinės. Taip yra.